Good morning, Lithuanian people. Sveiki visi, atvykę į dar vieną E38 epizodą. Kaip šitas epizodas eisis, kaip ir kiekvienas epizodas, hui pariš realiai, nesikeikiant. Nes nežinau, kokia visa jo eiga bus. Žodžiu, esmė. Man šiaip žiauriai jau seniai atsiuntė Spalvorą visą rinkinį, kad susitvarkyt, šitų nesiuntė, visą rinkinį susitvarkyti kėbulą su flakonais pačiam nuo A iki Z. Turim ir dažų pagal mašiną metaliką, bla bla bla. Žodžiu, turim viską absoliučiai. Tai parašykit komentaruose, ar norėtumėt pamatyti epizodą, kaip susitvarkyti, sakykim, ten įbrėžimus, kėbulo kažkokius net sudėtingus defektus savo rankom su flakonais. Jo, šiaip Spalvoroj 10% nuolaida su kodu BABYLA, tai... O šiandieną mes važiuosim už Kauno pas Chebrytę, kurie susisiekė, aišku, pamatė YouTube video, sako, Chebra, galim biškį padėti, tai jie ardo E39, tai turėtų daug kas tikt E38, tai sakė, turi kolonkių dafiga, visko turi dafiga. Man reikia dar ABS-o laido nuo kėbulo, reikia parkų pravotkės, kurią, sakė, visą atiduos padovanos, tai, žodžiu, būtinai turiu važiuoti. Visus šitus dalykus parsivežti, dar reikia nusipirkti, užlieka depo, nusipirkti, pasidaryti fiškutę priekiniam stiklui, jeigu kas nors atsimena, tai žodžiu daug darbų, bet galbūt šiame epizode mes pasižiūrėsim, kas gausis mums su ta garsų sistema, žinai. Nes šiaip galvojau daug ką, jau buvau kaip ir nusprendęs šalinti visą šitą palangę, dėti subą, žinai, ir nesikrauti, bet... Nusprendžiu vis dėlto dėl kontento pabandyti padaryti čia ale stoką vadinamą. Tai pas mane įsimakė DSP sistema. Jo, tai aš nenoriu tikėti, kad ten ant tiek jau tipo tragiškai groja. Man Chebra nereikia, kad ten super duper akupunktūro grotų, žinai. Tiesiog, kad grotų ir viskas, nes dabar iš vis negroju, nes visos palangiai vienos kolonkės nėra, prieki suplyšusios abi dvi, tai tik tai gale dvi buvo, tai ten sen nesąmonė. Tai aš noriu pabandyti stoką sukrauti į savo vietas, tai pabandysim pasidaryti kartu, pabandysim pasileist, pažiūrėsim ar veiks ir pasakysiu nuomonę, ar vertėjo tiek krušliavos ar ne, bet realiai nežinau, be Chebrytės šitos, ką mes darytume, nes aš šiaip atsidarau Chebra RRR, seniau tai būdavo ten normalios kainos, sakykime, ne, tikrai neblogos. Dabar, kuo toliau, tuo labiau į kosmosą. Jo, kolonkė, 3 eurų, kai nauja tiek kainuoja, žinai. Nu ką, Chebrytė, šiandien bandom pasitvarkyti Simako garso sistemą. Tai, žodžiu, esmė tokia, Chebra, kad pas mane buvo visi garsiakalbiai suplyšę. Tai pas mane gamykliškai su DSP sistema, 8 garsiakalbiai ir visi iki vieno yra išplyšę. Einam parodysiu. Va, kokia situacija su garsiakalbiais, nežinau ar matot, bet visi paplyšę, dėl to ir negrojo absoliučiai Simakas. O palangiai, kur eina dar 4 garsiakalbiai, buvo nei vieno. Tai jo, žinau, ką aš nusprendžiau pabandyti, pradžiui susidėti stoką, įsidėti galbūt subą, pradžiui paklausysim, kaip stokas groja. Ir tada pradžiui kol kas nenoriu keisti visų durų kolonėlių, ten, žinai, visai sustiprintuvais ir taip toliau. O visas dalis mes gavom iš žmogelio, kuris užsiima suvirinimo darbais, tai suvirinimo darbai pas Mantą, Prienų rajonas. Tai ardė jisai slivukę, visus davė garsiakalbius, plus dar kelis turėjo papildomus, tai va, žodžiu, turim sveikus. Čia dar keli. Dar davė plastiką šonį, kurio man trūksta, tik reikės jį pasidažyti. Paralončikai, visokie šudončikai. Dar turim Chebra visą pravodkę partronikų. Tai cool, galim galą susirinkti pilnai. Dar man trūko varžto bamperio. Paskui dar nuvažiavau į depo, susipirkau visus katangaliukus, galėčiau pasidaryti visus reikalus. Nu ir pradėsim turbūt nuo mūsų palangės, ne? Susirinkti pilnumoje palangę, kažkiek tai galbūt dar kažkokių upgrade'ų pasidarysim. Tai žodžiu, turim laidus, turim tuščias skyles. Ką mes dabar darysim toliau? Tai pradžiai išsipučiam viską, išsivalom pilnumoje, tada paralončiką prisiklijuojam ant dugno, tada
labai svarbu, kiek domėjausi, numeris 1 dalykas garso sistemose, tai kad šitoje vietoje sandariai būtų su dėže. Tai pirmas dalykas. Antras dalykas, kad pati dėžė būtų sandari ir tik tada jau tie visi poralončikai, žinai, kažkokią dar papildomą naudą duoda. Tai va, visą šitą reikalą pabandysim susirinkti, parodysiu stepsas po stepso. Nu ir prasideda chebra niuansai, tai žodžiu šitos slyvos iš priekinių durelių kolonkę, čia eina ale 2 ričių, pareina 2 plius ir minusai, ne? Ir kai mes ardėm, ant galinių durų nebuvo iš vis kolonkių, tai jaučiu dėl to. Tipo mandresnė, šustresnė sudėtas, tai dabar žodžio pas mane ateina tik 2 laideliai. Tai ką dabar išsiaiškinau? Išsiaiškinau, kad nereiktų jungti lygiai grečiai, tai tipo pliusas į pliusą, minusas į minusą, abiejus tai va, nes tada gaunasi tipo po 2 ohmus, 2 mažiau ohmų ir ale gali sudegti stiprekas, kaisti, išsijunginėti ir taip toliau. Tai su čiatu kiek pasitariau, geriausia yra jungti lygiai grečiai, turbūt, blėt. Jo, tai geriau tipo jungti nuosekliai. Tada gausim 8 ohmus ir ale, tikiuosi nesusimaišiau, ir tipo bus šiek tiek tyliau, bet bus saugu ir gros abi dvirytės. Nežinau. Tai esmė tokia, iš mašinos ateina pliusas, eina į vienos rytės pliusą, iš šitos tos pačios rytės minusas eina į kitos rytės pliusą ir kitos rytės minusas eina į mašinos minusą. Tai čia jau biški elektrikų shit going on, bet žodžiu su čiato pagalba tai gaunasi nuoseklus ir saugus ir protingiausias sujungimas. Tai pabandysim susijungti taip, tai susijungia abi 2 priekinės duris. Tai man dar trūksta 2 kolonkių. 2 fucking kolonkių. Gale dar neturėsim nei vienos, bet galėsim priekį susirinkti. Plus gale pas mane su stiklais nesąmonių pridaryta ir vienas pakelėjas neveikia. Tai bet kokiu atveju mes gal nesurinkinėjom, tai aš turiu laiko susirinkti. Man svarbiausia yra palangė, kad uždėjus stiklą nereikėtų man ten krušti, žinai. Nu ir priekį šitą susijungti ir tada paklausysim, kas gaunasi. Gal mums net nereikės to subo, ne? Nu ir ką, chebra, aš galiu pasakyti. Nusivyliau. Šrotas visiškas. Žodžiu, šitas šoninės, kur 2 ričių, kažkodėl kai pagarsinė, pradeda traškėti. Tai aš taip įtariu, kad kaltas bus stiprintuvas, gal neišneš ar dar kažką neįsivaizduoju, bet kai tyliau viskas good. O šitą palangę, tai aplamai yra juokas realiai. Nu, ta prasme, chebra, ir pats pigiausias subas, pats šudiniausias subas turbūt 10 kart daugiau naudos duos negu šitą palangę. Tai 4 kolonkės, tos, kurios man tinka, sueina į palangę, iš kurios naudos yra žiauriai mažai. Tai šalinu aš šitą palangę, šalinu šitus garsiakalbius, dedu juos visus į duris, turėsime duryse 4 tvarkingus garsiakalbius, kurie tikiuosi pagarsinus netraškės, patestuosim. Aišku, dar sunku spręs, mes neturim šnipštukų, kurie eina ant durų, nu, bet esmė to, kad nematau tikslo, čia pirk man bullshit. O bet kokiu atveju aš dėsiu subą, tai sakau, iš subo 100 kart daugiau naudos bus negu iš tos pornografijos. Tikėjausi daugiau. DSP, BMW, blės, pagal langą, 4 babulo sugrūsti, žinai, grojo. Blet, bullshit. Gerai, žodžiu, užsipisau su toje garso sistema, tai paskui papasakosiu. Tvarkom parkus, lituojam, tie laidai, kurie laukia mėgstu lituoti, lituojam, užsmaukiam šitą termoizoliaciją, pakaitinam dar ant viršaus apvyniosim su medžiaginė izolka, tai čia buvo iš vis nutraukta. Tada čia jau kažkas daryta, tai irgi noris perdaryti ir dar priekinio stiklo tą pašildymą prisilituosim. Pasidarysim jau. Žodžiu, chebra, šiandien tokia lieva diena, pirmadienis toks gaidys, kad negaliu. Nu, realiai, tipo, per visą dieną neįspūdingai ką ir pasidariau. Tai, nu, tipo, bamperis surinktas galinis, kažką kažkur čia prasipisau, atsiprašant, su garso sistema realiai visą dieną ir
ir likau nieko nepešęs. Davai papasakosiu. Nu tai žodžiu, šitą palangę, kur čia dedas 4 subavykai, visiškas šūdas gaidys. DSP veikia, bet, ta prasme, mane žiauriai nuvylė. Garsas pagerėja, realiai net nepagerėja. Ar jinai yra, ar jos nėra. Realiai skirtumo beveik 0. Gal 5% geriau. Tai, žodžiu, visiškai nėra tikslo jos čia laikyti, ne? Tai mes tokį turim dalyką, čia yra skylės į bagažinę, tai mes bet kokiu atveju dėsim subą. Tai čia užsidės ant viršaus šitas gandonas, čia reikės pasigalvoti kažkokias tai groteles įsidėti, arba originales susiras, gal nežinau dar. Tai jos čia užsideda ir mes paliekam ir mes turim realiai tiesiogiai į bagažinę vietą. Galbūt to netgi užteks tam, kad subo garsas kuo puikiausiai patektų į saloną. Jeigu ne, tada slidės. Reikės nusimti, čia skarda yra. Nusimti tą skardą ir tada bus dar vienas, bet aš šito vengiu. Man labai būtų gerai, kad per viršų tas garsas patektų. Kodėl? Dėl to, kad yra vaikas, kėdutė, ten subas išlindęs, bats su pirštu ir subo nebėra. Tai būtų labai malonu, kad taip žinai, tiesiog neprieitum. Tai būtų puiku. Tai žodžiu, antras dalykas, kas sukniso nuotaika, tai aš galvojau, kad aš darysiu stock audio plus subas. Viskas. Kaip 9% turbūt lietuvių važinėja, žinai. Kas dabar blogai? Nežinau kodėl, bet šita vairuotojo kolonėlė plerpia nors tu ką. Bandžiau dėti kitas, visos kitos gerai, visos 3, va, ten ta keleivio, galas, viskas puikiai. Perdedu tas kolonkės šinai, plerpia, ištraukiu iš dėžės, plerpia. Tikrinau visus laidus, nieks nepasikeitė. Tai dabar ką aš įsivaizduoju, kas yra tikriausiai labiausiai tikėtina, amžius, stipriakas pavargęs ir gali būti, kad būtent šitos pusės kolonkiai tiesiog jau pavargęs stipriakas. Tai kai tyliai groja neplerpia, bet tik pagarsini, viso pizdauskas. Tai ne kolonėliai problema, ne dėžiai problema, o kažkur. Arba laidai, kas aš labai abejoju, arba stipriakas, kas turbūt labiausiai tikėtina. Tai dabar man, ką aš planavau, nepaeina nieks. Aš turiu daryti visišką aftermarketą. Tai iki žiemos aš nedėsiu turbūt į vairuotojo pusę kolonėlės, tiesiog groja pakankamai, žinai, visur kitur. Subą įsimesiu, iki žiemos užteks, bet tikriausiai kaip ir dėsim subą aftermarketą, taip ir dėsim turbūt visas kolonėlės aftermarketo. Nenorėjau to daryti, bet ką padarysi. Aišku, gros tada, žinai, 100 kart geriau negu stokas, bet belekiek yra daug darbo iš tikrųjų, visus laidus naujus prasivežioti, viską, žinai, ir kainuoja tai. Tai va, tai mačiau kažką Maple Street Studio YouTube'ai Simakui krovėsi, tai kažką ir mes pabandysim tokio pasidaryti, suprantikė. Tai va, nuotaika sugadinta biškelį, žinai, sakau, visą dieną tu dirbi ir nieko realiai naudingo nepasidarai. O planuoji tai daug. Planavau sistemą susidėti, žinai, visko čia planavau. Tai va, rytoj Lukas atvažiuoja, toliau kažką krapštomės, nežinau, surinkinėsim abloškės, apšifkės tai yra. Po truputį jau surinkinėjimas vyksta, po truputuką. Ir dar beliko su to priekiniu lipu bamperio susitvarkyti. Žodžiu, esmė tame, kad dabar Simako eiga kol kas vien nesėkmės, nes irgi lipas neužsideda nahui. Lipo būklė tragedija, tai reikės perdažinėti jį ir nežinau, kaip jį reikės ant to bamperio užmaukšlinti, nes jisai... Tai va, žodžiu, po truputį. Gerai, ką, hebra, antra diena su garsu nepaėjo, tai tikėkime galbūt su Luku paeis. Tikiuosi, tai po truputį, labą dieną visiems. Po truputį pradedam motoro darbus, po truputį ardymai vyksta, tai jau žvakės išsiėmėm, dar pasimatuosim kompresiją. Tai kaip Lukas sakė, pagal žvakės kaip ir dar pakenčiama, pusė velnio, tai po truputį darbai juda. Tai žodžiu, ką mes su Luku aplamai planuojam su šitų motorų daryti, žinai, tai tiesiog pilną aptarnavimą, ne kapitalinį, o aptarnavimą. Tai aišku, eigoj vis daugiau pasimatys dalykų jaučiu, bet vienas labai didžiulis darbas, kurio tikrai, manau, per vieną video nepadarysim. Nežinau, žiūrėsim, kas gausis. Dabar matuosimės kompresiją, galėsiu biškį parodyti kai ką. Ok, tai kiek dabar turi būti maždaug kompresija tokiam motorui? Tarp maždaug nuo iki, kad jau žinotume, jeigu blogai, tai jau nebegausi. Jau yra kokį 7. 7 dar senas triperis, kuris važiuos dar. Aha.
6 jau. Jau blogai, tai matysim 6 jau neapgausi, kad viskas gerai. Tai čia dar žiūrim dabar, ar veikia kompresometras. Aha. O kiek prasuk man motorą kartu? Apie 2 sekundės, bet Okay. paskaičiau, taip kaip laikas eina. Okay. Nu, tai žinok, sakza, pizdėt. Nu kiek? 5,5. 5,5? Jo. Dar to. Ok, jau blogai. Supratau, jau blogai. Gerai, žodžiu, matavomės kompresiją su šitų daiktų, bet jisai nėra įspūdingo veikimo. Žodžiu, leidžia slėgį. Nu, žodžiu, sužinojom tik tiek, kad yra kompresija, o kiek jos yra, tai neaišku. Tai Lukas pasiėmė kamerikę, pasižiūrėti su kamera. Šiaip su šitu cilindru pirmesniu, man atrodo, nėra įspūdingai gerai turbūt. Gal ir nemagiškai ten, žinai, nu pažiūrėsim dar kamerą, ką parodys. Bet ir kompresometras ties šitų 5 cilindrų atsisakė visiškai matuoti, neaišku, kas iki to rodė. Tai nežinau. O su kamera čia jau matom yra toks lašiukas tepalo greičiausiai. Tai galimai ne šiaip savo gumelės keisis čia. Nu, nežinau, kokias. Čia iš gumelio, ne voštuvų. Panašu, kad iš gumelių, nu čia nebaisiai yra daugiau variantų. Ok, o kaip pats cilindras iš čia matant, žiūrint? Lygtai nemačiau, nu dabar tik žiūriu realiai pirmą kartą va, tą girzę, bet nemačiau kažko tai baisaus iš šono čia. Va. Tai čia gilzė vadinasi, ne? Jo. Jo, tai visus cilindrus pasižiūri, Lukas šiaip sako, kad jeigu gilzės padroštos, tai jau yra blogai, bet kokiu atveju bus brangu. Tai meldžiamės, kad bent jau gilzės būtų tvarkingos. Jo, tai pasižiūrim visus cilindrus, o paskui spręsim, ką toliau. Nu ir ką, mūsų cilindras, kuris mažiausiai kompresijos rodė. Tipo pagal įrankį buvo 5,5, man atrodo, ne? 5,5 ar 6,5? 5,5. 5,5, man atrodo, buvo. Matos. Net va ir šonai, ten, kur jau nelabai kas vyksta, o čia yra pirštas nuo šitoj pusė, tai čia stumoklis neįverčiasi nieko, čia grinai turi būti šiukšlių krūva arba gilzė užspausta, priešingoj pusėje va irgi. Viena ką, blemba, ne? Čia net, žiūrėk, riba kažkokia yra. Blemba, niekad nesitikėtum tokio rasti, ypač kai jau tipo dirba normaliai variklis. Nu tai dar užkūrėm, abudu su Luku ant šalto, ne? Nu tai bent su vienu, žinai, dalyku gerai, motoras. Pakalbėsim, paskui kai Lukas išvažiuos. O mes pasikeisim dėžės tepalus. Jo, nes dėžė bet kokiu atveju lieka, ne? Aš kažkaip galvojau, kad nebiškai pasitepalavus, bet pasirodo, kad ne. Motoras čia pasitepalavęs biškelį. Bet irgi dar nėra baisi iš tikrųjų, nu, tipo. Mažesnė problema, kad pasitepalavęs. Jo.
Nu ką, hebra, viskas jau praėjo keletą, porą, trejetą dienelių. Tai dar pasidariau visus, žinai, antikorozinius, tai jau stiklus suklijavo, jau mašina gali oficialiai nuo šios dienos stovėti lauke ir nebijot. Tai va, dar su Luku pakeitėm pavarų dėžės tepalus, viskas cool turėtų būti, žinai. Jo, o dabar noriu su jumis visais rimtai pašnekėti. Turbūt pirmą kartą per visą Babilos kanalo gyvavimo istoriją, žinai. Tai hebra, dar niekada nebuvo taip, kad man taip stipriai reikėtų jūsų pagalbos. Jau. Tai žodžiu, viskas nuo pradžių. Tai ką, Simakas atvažiavo, šitas Simakas Lukas atvažiavo, kada jis atvažiavo, antradienį, man atrodo, atvažiavo, viskas jau pasiruošė, leis motorą žemyn, daryti visą pilną aptarnavimą, visus įrankius žmogus pasiėmė, viską pasiėmė. Aš dar dieną hebra prieš, kaip žinodamas, sakau Lukui, kaip nujausdamas, sakau Lukui, gal kompresiją, žinai, pasimatuojam, ką aš žinau, sakau, aš nežinau jokios istorijos šito motoro, žinau tik tiek, kad kai keičiau tepalus, matosi, kad labai seniai buvo keisti tepalai, nes juodas, žinai, tepalas. Kaip benzui dažniausiai taip neturėtų būti. Tai Lukas sako, ką aš žinau, sako, nu, tipo, galima ten pamatuoti, ten kažko labai įspūdingo nesužinosi, bet galima pamatuoti. Tai jisai atvažiavo pas mane, pasiėmė dar kamerą cilindram, matavom, pradėjom matuoti kompresiją ir pats pirmas cilindras 5,5 baro, kai turėtų būti nuo 8. Jau klaustukas, žinai, Lukas savo, gal dar čia tas aparatas, žinai, lievas, nes aš jį pirmas dalykas jau pirkau prieš 10 metų, antras dalykas, jisai, kiek matavom, nelaiko slėgio, trečias dalykas kažkoks lenkiškas, žinai, šūdas realiai. Tai gerai. Kitus pamatavom jau ten 7,5, ten kai kurie 8, žinai, kažkas tokio, bet vienas cilindras buvo labai prastos būklės, tai buvo 5,5. Tai Lukas išsitraukė hebra kamerą ir to, ką mes pamatėm, turbūt nieks nesitikėjo. Tai įkišom į tą cilindrą, kur 5,5 baro ir sakė, kad jisai dar taip per savo visą darbo karjerą turbūt dar nematė. Būtent tokios situacijos, jeigu aš viską teisingai supratau, nes realiai motoras kūrėsi gražiai, dirba tolygiai, klaidų nėra, viskas tvarkingai, žinai, tiek karštas, tiek šaltas, visaip kaip tik pažiūrėsi, ne? Sakė Lukas, tik tai ant šalto šiek tiek pirmas sekundės grandinė subraška, bet, nu, ją keisti reikia, žinai, nes jau, nu, reikia keisti, niekas tikrai nekeitė. Tai va, tai ką mes išvydom, ogi mes išvydom visus subraižytus cilindrus ir vienas iš jų, tas, kur 5,5 baro, buvo įspūdingai blogai. Sakė Lukas, sakau, dar taip nematė. Tai kiti dar, iš viso, man atrodo, 3 cilindrai yra sveiki, nu, gražus, idealų, žinai, visi kiti kažkur kažkokie pabraižymai. Tai Lukas, žodžiu, tokia teorija, kad tikriausiai buvo kaitintas stipriai, šitie motorai nemėgsta kaitinimo, tai turbūt kažkoks pacaniukas, sakė, bent jau Luko, pateigimu, žinai, kad kažkoks pacaniukas nusipirko, žinai, burnauto galbūt užkaitino ir tiek tų žinių. Tai, bet, pirmas dalykas, tai žiauriai abydna, kad tokias mašinas, žinai, pirmas, iš kur šaibų turi tas pacaniukas, žinai, antras dalykas, nu kaip tu gali tokią mašiną, žinai, pjaut. Pasiimi trojką, kokią nupjaut tą trojkę, žinai, nu bet, blėt, BMW, Simaka, 4.0i, nežinau, gal aš nesuprantu, gal ką. Jo, tai va, tai toks yra žodžių reikalas. Dabar, hebra, koks mūsų planas pirmoji eilėje? Tai mūsų yra planas, kiek Luko teigimų, kiek domėjausi, tai Lukas sakė, sako, neaišku, kiek šitas motoras trauks, jisai tau gali važiuoti ir 10 metų. Nes esmė to, kad kas yra blogiausia, tai jau yra praeity. Jau motoro žiedai tipo prasidirbo, viskas, nu, tipo, blogiau jau neturėtų būti. Tai arba jisai važiuos labai daug, arba jisai nevažiuos. Nieks nežino, kaip čia bus. Tai, okei, važinėčiau, bet dalių yra motorui nupirkta ant 200 eurų. Pompos visokios, žinai, visi dalykai iš tie. Tai nesinori ir tų dalių numetus būt, žinai. Tai, žodžiu, labai daug tai. Bet čia jau čia, aišku, heiteriai, žinai, džiaugsis. Pagaliau, karočią, va tai, va. Pagaliau, va, jam užlinko, o mano 1.9 plyta važiuoja, žinai. Aha. Tai va, tai nesitikėjau, hebra. Bet dabar koks yra realiai mano planas. Mano planas yra toks, kad aš einu techą, važinėju su šitu motoru, važinėju su juo iki žiemos. Labiausiai tikėtina, labiausiai aš taip norėčiau, kad tai būtų. Tai važinėti iki žiemos. Iki to laiko, iki žiemos, man reikia susirasti
bloką su stumokliais, tai čia yra geriausiu atveju, arba visą motorą donorą. Kas yra blogesnis variantas, dėl to, kad man jo nereikia. Man reikia tik bloko ir stumoklių. Nes subraižytos senelės ir stumoklis tikriausiai šonai, tos senelės subraižytos. Tai man reikia tik šitų dalykų. Viso kito man nereikia. Man nereikia viršaus, man nereikia man nereikia visų šitų šūdų. Tai man būtų idealiausias variantas nupirkti tik bloką su stumokliais. Tai šioj vietoj, chebra, aš visų jūsų klausiu, prašau pagalbos. Ble, šitas projektas, chebra, kiek stovi, tai yra kosmosas. Kipatė. Tai, žodžiu, chebra, aš jūsų ko prašau ir ko jūsų klausiu. Galbūt jūs žinot, kas šitą dalyką galėtų parduoti. Galbūt jūs turit šitą dalyką. Galbūt jūs turit pažįstamų, kurie žino, kas šitą dalyką galėtų parduoti. Bet esmė to, kad man reikia šito bloko su stumokliais arba viso motoro. Ir mūsų chebra bet kokiu atveju dabar jau darosi kapitalinis visais atvejais. Tai va, tai kalbėjau su Luku, Lukas Lukas maladėt šiaip, Lukas pasirašo visą šitą reikalą daryti, bet, žinai, supranti, reikia dalių. Jo, tai va, tai tokios tokelės. Šitas video iš tikrųjų yra biški katastrofa, nes sakau ir garsas. Tai sudėjau visą stoką, dabar vis tiek plerpetas vairuotojo. Kiek domėjau, sakau, stiprintuvo, būtent tas kanalas yra pavargęs tikriausiai dėl to. Motorui kaput. Dėžė gera. Bakas neleidžia. Tai žodžiu jo, chebra, laukiu jūsų komentarų, laukiu jūsų nuomonių, kol kas nieko nedarau, kol kas nieko neieškau, nieko nežinau, laukiu galbūt iš jūsų kažkoks atsiras geradaris, visažinis, maladėts patsukas, kuris man padės. Jo, tai tokios nuotaikos. Sprandas skauda. Tai va, chebra. Parašykit, šiaip nujuotas. Lavonas iš tikrųjų, blet, nežinau, ar jie visi tokie lavonai nupjauti, neįsivaizduoju. Bet lavonas, pavargęs, viskas blogai, chebra, atrodo, kiek aš esu čia sutaisęs, tai aš labai daug esu sutaisęs. Bet dar vis tiek labai daug ką reikia sutaisyti. Jau. Aišku, dalių, chebra, galima ne tik Lietuvoje, žinai, bet aš nesu, suprant, gal kažkas labiau tuo nusimano. Gali būti ten Lenkija, Anglija, Anglas, dar koks šūdas. Aš nenusimanau. Va tam yra esmė, aš nežinau, kur ieškoti. Čia tu turi žinoti, čia nėra taip, kad nusipirkt man reikia stabdžių kaladėlės. Tai va, tai sakau, labai stipriai viliuosi, labai stipriai tikiuosi, kad kažkuris iš jūsų padės arba bent jau nukreips tinkamą linkme. Sakau, nuostabiausių variantų, jeigu mes turim bloką, gaunam bloką su stumokliais, tai seniukai. Ir kontentą, aišku, būtų kapitalinis, bet tada ramiai spautis lauktume žiemos, nes čia užtruktų daug laiko. Jo, ir aišku, dar daugiau pinigų, nes, kaip ir minėjau, dalis vien motorui, aplinkui viskas kainavo 2000 €. Iš viso ant mašinos jau yra išleista kartu su mašinos kaina jau 11K, man atrodo. O dar norėčiau žiemą orinę pakabą susidėti, dar noriu garsų sistemą susidėti, dar noriu visą saloną apsitvarkyti. Čia tokie 3 brangiausi dalykai, kurie dar laukia, neskaitant motoro. O motoras yra dabar šiuo metu pagrindinis paukštis, kurį mums reikia forsinti ir padaryti. Beje, ABS-as daviklis nulaužtas, nežinau kodėl, net neprisuktas ir jis nulaužtas. Tai su ABS-u parašiau Lukui, gal jis man padės kažkaip nesugadinant ABS žiedų, nes aš esu kažkada bandęs gręžti ten senį stuktelinį ir ABS žiedų hana. Tai galbūt jisai kažkaip man išoperuos tą seną ABS daviklį ir juos abudu jaučiu keisti ir aš labai stipriai tikiu, nes senas kompas rodė man kažkokią rėlę, šitas naujas senį, ta prasme šitas va, King Bonin, jis net gali tau chromą Google atidaryti. Primeti kompas, tikras kompas. Tai va, o mes ką, simaką paliekam lauke, dar iš kėbulo liko veidrodėliai, kurių labai nemėgstu, bet parodysiu kaip kas. Jo, net biški ašaros kaupėsi, žinai, kad, galėjo taip nebūti, nes, belekiek daug visko blogai, o čia tokį, va, kur nieks, sakau, nei Lukas tikėjos, nes Lukas atvarė ryte, mašina buvo nekurta, turbūt, nežinau, savaitę laiko ir užkūrė man šalto, viskas, Lukas pažiūrėjo,
Ką žinau, gerai, o kad ten įkišus kamerą, ten pizdauskas yra seneliam cilindrų ir ką mes svarbiausia dar, kad šitas blokas nesiremontuoja, nes kitus ten kiek aš nesu motoristas, bet kiek žinau, ten galima prahoninguoti, kažkas tokio, žodžiu, ten nuimti biškelį tų senelių ir ten viskas pasidaro. Čia ne, čia kažkokio Sicilijos, silicio šūdo hupame, aš kažkokio ten padengtos tos senelės ir nesidaro. Tai Lukas sakė, įmanoma tipo olę tvarkyti, bet yra žiauriai rizikinga ir daryti sportinį ten su kaltiniais stumukliais, bet jis ten kai pradėjo, sakė, ten pusantro, tai čia seniai 10 šitas motoras atsistotų ir dar tipo tai klausimas, ar jis įveiktų. Tai va, hebra, viskas. Jo, su jumis buvo Babila, mėly mano žmogeliukai. Susitiksime kitais epizodais. Jo. Beje, parašykit, ar norit padaryti su flakonais, kaip pasidaryti pačiam remontą iš spalvoros. Lauksim žinių. Hasta la vista, baby.